Taip, šis kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, mano skalbinių virvės, pradeda vokti mano džiausiamis skalbinius ir dar neduok dievė matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reiklius komentaras. Oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išgriežti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kuris siauresnio požiūrio žmonėms, individams, gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar žeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėju. Pribrendo reikaliukas pakalbėti apie sąvokas, apie jų reikšmę. Šiandien pateiksiu 2 sąvokas. Bet kadangi, kaip sakau, lietuvių kalba nėra tiek tobula, kad galėčiau vien tik lietuvių kalbą paaiškinti tai, ką noriu pasakyti, į pagalbą pasitelksiu ir rusų kalbą. Taigi tos 2 sąvokos lietuvių kalba yra laisvė, ir galimai valia. Rusiški atitikmenys labiau tikslesni yra, tai yra svoboda į volę. Bent jau vyresnės kartos žmogeliai, kurie supranta rusiškai, turėtų jiems būti girdėtas toks posakis volnamų volia. Lietuviškai, taip kad tiksliai perteiktumėm tą mįslę obrazą, galbūt net nėra atitikmens kaip išversti. Turinčiam valią, valia. Neskamba kažkaip. Ir dažnai lietuvių kalboje ta valia toje sampratoje iš to posakio volnamų volia labai dažnai painiojama su sąvoka laisvė. Ir visos kovos už visokias ten nepriklausomybės, kaip ir iš principo yra kovos už laisvę. Bet laisvė ir valia tai nėra vienas ir tas pats. Ir tai aš pasakyčiau netgi nesinonimai. Tai yra 2 skirtingos sąvokos įvairiais aspektais, nes laisvė tai jinai tokia išmauzuota, reliatyvi sąvoka, galima būtų ją pritaikyti plačiai ten visuomeniai kokiai ten. Tauta kovoja už savo laisvę ten, ar koks nors kalinys kovoja už savo laisvę, tai vat ir daugiskaitų ir vienaskaitų galima ją tapšnuot, mauzot, dažyti. O valia, nors ir sakoma, tai yra tautos valia, dar kažką, bet valia prasideda nuo kiekvieno individualiai. Nes jeigu homo sapiensas kaip individas neturi valios, tai ir tų tokių homo sapiensų grupė, būrys ten, ar netgi tauta, iš kurios, kuri susideda iš tų homo sapiensų, niekada neturės tokios valios ir tokios tautos valios pareiškimai individų daugiskaitoje asmenyje, kurie patys kiekvienas neturi valios, nieko nereiškia, tai tik tai yra aerodinaminis oro drebinimas, taip sakykim, sviestas sviestuotas. Tai vat, dabar galbūt apie pagrindinius skirtumus, kaip sakau, laisvė ir valia. Tai jeigu turi valią, tai tau nereikia jokio pasirinkimo. Tu tiesiog turi valią ir tą savo valią išreikšdamas materializuoja aplinkui viską taip. Ir tu jau žinai, kaip bus, tau nereikia rinktis ten, ar taip, ar taip, ar taip. Tu tiesiog žinai, kaip bus ir darai taip, kaip tau reikia, taip, kaip turi būti, be jokių ten pasirinkimų. Nuo laisvė, tai kaip sakant, dažnai tas žodis, ta sąvoka, tai vaikšto tandeme arba netgi sakiniuose kontekste su kitom sąvokom, kaip pavyzdžiui, laisvas pasirinkimas. Pamenu, 19-20 metais netgi teko sudalyvauti vienam tokiam mitingiukė, reiškia,
mane pakvietė ten padainuot. Tai virš tos scenos buvo toks užrašiukas, vat, už laisvą pasirinkimą. Reiškia, tai vat, laisvė, kai tau duodama pasirinkti, bet kas tuos pasirinkimus nustato. O čia atskira tema, atskiras klausimas. Tai tarsi vat, tais pasirinkimais, tarsi vat, jums tavo pasirinkimo laisvė, sudaroma tokia laisvės iliuzija, bet tai tu pasirinkdamas neišreiški savo valios, bet tik tai pakeičia tas savokas, tau atrodo, kad tu išreiški savo valią pasirinkdamas kažką. Nu tai, kaip sakau, jeigu ant lentynos ten vien tik šūdas sudėliotas skirtingų spalvų, o tau iš principo nereikia to šūdo. Tai koks čia tada tas pasirinkimas? O tau duodama laisvė pasirinkti. Ten žalią šūdą, morkavą, tridos spalvos, konsistencijos įvairios ten. Su raudonom juostelėm špižiavai bombardavo, sakau. Bet tai nėra valios išreiškimas, tai yra tas laisvas pasirinkimas ir laisvę galbūt aš apibūdinčiau, ir ne tik aš čia, nelaikykit mano autorinę mintim, laisvės tai gali turi tiek, kiek tau jos duos, kiek tau jos suteiks, kaip lenciūgas. Kokio ilgio tau lenciūgą duos, pasirinkt, tiek tos laisvės ir turėsi. O valia, tai išreiškiai valią ir tebūnie taip, ir yra taip, ir tik tai taip, ir niekaip kitaip, be jokių pasirinkimų. Taip, kad sakyčiau, suklaidinti žmogeliai, mojuojantis ten tais prekybiniais, komerciniais trikolorais, dainuojantis atitinkamas dainas, lozungus. Jie nesupranta, už ką dainuoja, plėšusi maikės už tą laisvę, kuri, sakau, nėra valios išraiška, tik tai jums pakišto pasirinkimo riboto. Kaip testą mokyklai, kaip sakau, žinai, tau uždavinys ir duoda pasirinkti kokius nors ten 4-5 atsakymus, jau gatavai suformuotus. Bet nepaliekama vietos tavo paties atsakymai, tavo interpretacijai, tavo valiai išreikšti. Yra tik tai 4 ar 5 tie pasiūlyti ir viskas. Tai visi tie pasirinkimai, rinkimai, peticijos visokios, kiti patriukšmavimai, patrepsėjimai besomis ant įvairių šaligatvių yra tik tai tos vadinamos kovos už laisvę, kaip sakau, kokio ilgio lenciūgas išreiškia, sudarant iliuziją, kad jūs čia išreiškėt savo valią. Tai laisvė yra laisvė, o valia yra valia. Ir jeigu nesi išsiugdęs pats savo individualiai, valios nesugebi jūs išreikšti, atstovėti jos, tai tas surogatas laisvė, vienaip ar kitaip, to labiau jeigu esi lengvatikis dar nesugebi suvesti priežasties su pasiekme, sakykime, kokiam nors reiškiniai neturi kritinio mąstymo užuomazgų, tai tau ir bus įprūdyta ta laisvė, surogatinė savoka laisvė ir myslio obrazas vietoj to valios, kurios taip ir nesugebat užsiugdyti. Taip, kad palinkėjimas įsiklausyti, ką čia papasakojau, ir pabandyti kiekvienam pradėti ugdyti valią savyje ir išmokti ją reikšti. Tiems, kam iš pirmą kartą mano monologai nedašunta, paaiškinsiu paprasčiau, galbūt ant pirštukų parodysiu. Kaip patikrinti, ar jūs turit valią, ar tik tai jums suteikta tokia pasirinkimo laisvės iliuzija. Tai ar jūs galite aplinkui ką nors pakeisti? Pakeisti taip, kaip jūs norit. Jeigu jūs galite viską pakeisti, tai reiškia, tai yra jūsų valiai. Jeigu negalit, nesigauna, reiškia, tai ne jūsų valiai, tai yra kitų valiai. Ir jums, kaip sakau, yra įprūdyta tokia surogatinė iliuzija, pasirinkimo laisvės iliuzija. Jūs galite rinktis iš to, ką jums pateikė tie, kieno valiui visą tai keisti. Nuo kieno valiui keisti?
jeigu jūs negalite patys pakeisti. Nu tai vat, tų, kuriems jūs tą savo valią atidavėt, padovanojat. Balsą savo kam atiduodat? Nesuprantat? Nu jūs padovanojat savo valią. Ir kai padovanojat savo valią, jūs ir netenkat tos valios. Jūs neturėjot valios išlaikyti savo valią pas save. Tai va tie, kam padovanojat savo valią, ir veikia, nes tai yra jau jų valioj, nes jūs bevaliai. O taip. Ir būtų gerai, kad nepainiotumėt tų, kurie atidavė ar pardavė savo valią, su tais, kurie nepardavė savo valios, niekam jos neatidavė, bet tiesiog jos dar neišsiugdė, nes nebuvo progos.